Na, aš dabar naudojasi progą, kadangi žiauriai šilta šiandien, karšta, 27 laipsniai. Tai varau valandėlį prie pliažo, pasiėmiau salotų, greit pavalgysiu, pabūsiu valandą, paskaitysiu ir lėksiu namo dėtis lagaminą, kaip visą laiką paskutinę minutę. Tai ką, norėjau parodyti jums, kur aš dažniausiai einu. Tai čia visa pakrantė vadinasi Malmusk ir yra pilna štai tokių, kaip čia pasakyti, uolynų. Ir čionais žmonės tiesiog išsirenka savo vietelę ir eina maudytis. O aš eisiu dabar iki patį galą, nes tenais yra plokščias paviršius. Štai žiūrėkit, koks permatomas vanduo. Čianais šitoj vietoj, čia yra kareivinės už šitos vietos, ne kareivinės, o tiesiog poilsio vieta kareiviam jau tiem išėjusiam į pensiją. Ir mes čia dažniausiai darome jogą. Čia būna mokytoja priešais ir mes įsidarome į štai tokį vaizdą. Kaip matot, mano tokia riebaluota veido oda atrodo, nes užsitepiu uogos kremo, kuris uždeda tokį riebalo sluoksnį, nežinau, tokį drėkinamąjį sluoksnį, tai jo, dėl to visai tokia ir blizgu, nes po saulės tiesiog užsitepiau. Jo, susikroviau lagaminą maniškis, kaip visada su nenuotykiais, bet su kažkokiom problemom dėl skrydžio, tai jam parašiau žinutę, kad skrydis 19 valandą iš Marselio į Paryžių, iš Paryžiaus į Maskvą, tai jisai galvoja, kad iš Marselio 10 mes išskrendam, tai jo, dabar visas varo ir lekia iš darbų, dėsi savo lagaminą. O ką, aš nulėkiau šiandien į darbą, kaip matėt, variau šiek tiek pasiteginti. Dabar rašysiu žinutę savo darbininkui, berniukui, kuris dirba mums, tam jau ale menedžeriui, kad tiesiog jisai šiek tiek atsakingiau žiūrėtų į darbą, nes šiandien atėjau ir buvo šiek tiek betvarkės, daug dalykų nesutvarkyta, tai duosiu velnių per telefoną, kad viskas būtų gerai, tol kol mes būsim išvykę. Jau man rodo 0 minučių, gerai viskas, varau supakuoti paskutinius daiktus ir sutiksim vėliau. Dabar yra 5:30 ryto, mes atskridom 4 ryto kažkur. Ir jo, atvarėm viešbutį ir pasakė, kad labai jisai iškrautas ir kambarys bus tik tai 2 valandą po pietų. Tai mes dabar, žinokit, tuščioj tuštutėliai Maskvoj dabar vaikštam ir einame link Raudonosios aikštės. Nieko gatvėj nėra, nė vieno turisto. Tuščia Maskva, ar galite įsivaizduoti? Šiandien mes esam pirmieji Raudonos aikštės lankytojai ir laukiam, kol atsidarys šitas duris.
in mij en natuurlijk. Non, c'était une... Hein? Non, c'était ma carte à moi. Ah. C'est trop beau! Labas visoms, ką šiandien labai nedaug šnekėjom iš tikrųjų, bet labai keista diena buvo, nes taip toks jausmas, kad mes esam 2 dienas ar 3 dienas Maskvoj, bet iš tikrųjų esam tik tai 1 dieną, nes atskridom, kaip ir minėjau, man atrodo, 5 ryto. Buvau visa nuvargus, išvargus ir panašiai. Jo, tai atvarėm viešbutį ir, kaip sakiau, galėjom tik tai 2 prisiregistruoti, tai mes varėm vaikščioti po Kremlių, po Raudonąją aikštę. Tada vaikščiojom po sodus, varėm papusryčiauti, 2 kartus pusryčiavom, valgėm pyragėlius rusiškus, tada varėm tokius jau labiau europietiškus pusryčius pavalgyti, šiek tiek pafilmavau liktais. Visą tai, po to grįžom į viešbutį, tada viešbutyje atsikėrėm arbatos ir maniškis užmigo prie stalo, tai po to priėjo prie mūsų administratorė ir pasakė, kad kambarys pagaliau mūsų laisvas, tai mes į kambarį galėjome eiti 11 ryto, tai įsivaizduokit, kiek laiko reikia prabūti nuo 5 ryto iki 11 ryto, kad turėt kambarį, tai nusprendėm suiškai, kad niekada neimsim skrydžio, kad atskristumėm kažkur tam tikrą šalį 4 ryto. Jo, tai surašiau aš sportuoti, čia yra džimas, kambarį jums parodysiu šiandien po pietų, gal kai grįšiu namo, kai jis bus sutvarkytas. Tai viskas atrodo taip, čia veidrodis. Jo, čia yra tiesiog kriauklė su kilimėliais, su kamuoliais, su stepu. Čianais yra bėgimo takelis su vaizdu į Maskvą, kažkokią aikštę, stepas, kurį aš dabar darysiu. Dviračiai, svarmenis ir ten yra TRX, kurį aš planuoju pirkti būtinai į namus. Those plays, more plays, the income, the speed. The speed is a very high concentrated water, and then divide into pieces in 40 precursors of steel and another one. Tai ką praleidot, man atrodo, pusę jau mano vlogo, iš tikrųjų nesupratot, ką mes darėm ir panašiai. Tai mes dabar esam ledų fabrike ir mums šis berniukas dabar paruoš ledų. Žodžiu, viską papasakosiu po to, tiesiog norėjau parodyti, kaip viskas atrodo. Là, pour quand même avec nous. En plus, il est chaud, ça va manger avant quand. So we're building a new room in London. En fait, t'as tout dans les... Tube station. Tai ką, panas parodysiu jums, kaip atrodo kambarys, turėtų pagal viską būti sutvarkyta. Tai štai taip atrodo kambarys, mūsų lova.
Čia yra priešais pat lovą veidrodis, nors tai yra ne veidrodis, tai yra telikas, tik tai nežinau dabar kaip jį įjungti. Nu, žodžiu, įsijungia telikas čia nais. Čia viršui šviesas. Mano pirkinys iš vakar dienos. Čia už viso šito yra toks kaip ir darbo kambarys. Attends, je vais filmer le toilette. Čia yra kavytė, arbata, paveikslas, toks kaip ir pasisėdėjimui. Ir greitai tada parodysiu, kaip atrodo vonia. Tai štai taip. Tulikas atrodo štai taip, čia kriauklės su visais mano daiktais, vonia, tulikas ir tiek. Jo, ką norėjau tiesiog greitai updatinti dieną, ką mes šiandien veikiam. Tai jos, kai nematėt, matėt, iš tikrųjų buvau sporto salėje iš ryto, tada sutikom su draugais, varėm pavalgyti, tada varėm į vieną escape roomą ir tada varėm su viršininku tuo visu escape roomo, kuris gamina escape roomus, varėm jo dirbtuvės, šnekėjom biznio reikalais, nes ieškom kitų tiekėjų, kurie mums gamintų kambarius, nes turim daugiau ir daugiau, vis daugiau ir daugiau frančizų, turime jau 9 kambarius iš viso, tai jo, reikia plėsti darbo, kaip čia, pajėgas. You like a vonia? Yeah, after. Okay. Oficialiai pareiškiu, kad tai buvo ne masažas, o gyvas manęs kankinimas, nes 1,5 valandos iš tikrųjų mane sulaužė ir atrado beveik kiek daug tų gumbų pas mane, nuo streso, nuo visko. Tai žinokit, vos neverkiau, iš tikrųjų gal užmigsiu iš karto, bet žiauriai skaudėjo. Jo, tai dabar mes persirinksim ir varysim į pirtį. Greit parodysiu tą, ką nusipirkau. Tai jo, pats pagrindinis dalykas, tai reikėjo man Siberikos šampūno, nes jis vienas iš nedaugelio, kurie yra be sulfitų ir sakė, šitas žiauriai geras sausai odai, galvos ir plaukams. Štai šitas. Ir pasiėmiau 2 bombas lašo. Tokia oranžinė. Gaila, kad per kamerą kvapų iš tikrųjų nejaučiat, nes žiauriai fainas. Faini pirmasis mano bandymas su bomba. Čia yra su kokosų aliejum. Šitas oranžinis yra kokosų aliejus. Mes jau pavakariniavom, šiek tiek pafilmavau ir dabar esame centre, vėlgi visą laiką mes centre ir būnam, ir varysim į štai šį barą, vadinasi Kalina. Centrinė Maskva. What the fuck? Hello? Hello. Hello? What's your name? Marusa. Marusa. Marusa.
Agusa! Beautiful! You're beautiful! Elle fait ça à la maison. C'est les trucs marinés en fait. Tu fais mariner les cornichons, les tomates, les poivrons et tout. Hey, tai ką mes baigiam ką tik escape roomą, greit tiesiog norėjau update padaryti, kad mes valgom. Žiūrėkit, Russian style parduotuvė. Raudoni, mėlyni, visokie kailiniai ir žiūrėkit kokie aksai. Bling, bling. Kas nori tokias rožinės kepurytės. Trumpas update'as. Grįžome mes į viešbutį, yra 10 vakaro. Šiandien varėm žaisti gigantišką escape roomą. Ryte, kai matot, mes vien darbo reikalais, aišku ne vien, bet aišku varom valgyti kažkur, po muziejus varysim rytoj būtinai. Bet didelę dalį vis tiek sudaro darbas. Greit parodysiu, ką nusipirkau. Ir aš dievinu, labai norėjau šitų vansų. Ir buvo kaina kaip siaubingai atrodo rubliais, pažiūrėkit. Nors iš tikrųjų kaina yra šiek tiek virš 100 eurų. Ir aš žiauriai norėjau šitų vansų, bet su didelė platforma ir radau juos Maskvoj. Tai va, šiandien jos dėsios. Pažiūrėkit, koks skirtumas tarp pirmadienio 4 ryto ir šeštadienio pietų. Il caresse. Jis glosto kareivę. Ir kitas kareivis. Ir dar kitas kareivis. Mažytė eilė. Visiškai mažytė trumpa eilė. Pažiūrėkit caraitės aukštakulniai. Ir jos pačios suknelė. Ir karietų kambarėlis, visiškai mažytės karietos. Ir viskas dėl moterų. Parašyta, kad visos šitos karietos buvo sukurtos tam, kad impress karalienę. Carienę. Ir dabar už manęs yra viena iš bažnyčių, tai mes dabar varom į patį vidų Kremliaus ir tiesiog pasižiūrėsim pastatus, bažnyčias. Mažyčiai rūmai.
Ir man žiauriai skauda be galo kojas, nes nauji batai. C'est le plus beau, celle-là. Kotletukai, kalakutiena vištiena. Kaip jau matėt, valgomės ir ieško masažo kokią valandą ir arba nėra vietų, arba labai toli. Tai norėjau tik pasakyti tiek ir parodyti naujus batus, kokius nusipirkau. Tai New Balance'ai. Ir vėl antrą dieną neatsispyriau karštam, šiltam pienui su bandele, su braško uogiene, žinokit, kažkas yra nerealaus, primena žiauriai vaikystę. Tai ką, pasiėmėme sumuštinius su ančiuviais ir foie gras. Čia yra juodi ikrai, ten yra dar daugiau visokių ikrų ir blineliai. Tai antras patiekalas, aš pasiėmiau barščių su žalių, tai čia bus su kalafiorais, ne su kalafiorais, o salierais, grietinė. Ir maniškis pasiėmė kiškių triušių liežuvį. Tai nežinau, koks skonis bus, žiauriai įdomiai atrodo. Ice cream cooked from Christmas tree oil, Okay. eggs, cream, and served with chocolate fondant on top. Na ką, pavalgėmės, pasivaikščiojom, varėm į vieną escape roomą ir dabar varom į escape roomą, kuris turėtų kelti siaubą, tas gąsdinantis. Šiandien yra žiauriai šalta, palyginti su vakar ir užvakar. Tai ką, išaušo jau paskutinioji mes oro uoste. Neįvėlavom šiandien ką. Ir jau norėjau tiesiog parodyti, kaip suvenyrai atrodo čionais. Žiauriai brangiai kainuoja, gailiuosi, kad nepirkau mieste, nes čia, vat matot, mane pritraukia kainų po 100 eurų, tokios mažytės, nors čia tos didelis 160 yra ir po 400 eurų tų matrioškų. Ir norėjau bairį parodyti. Žiūrėkit, visur yra Putino nuotraukos ir štai tokie visokie užrašai. Tai jo, ką žinau. Ir norėjom nusipirkti ikrų, bet norėjau jums kainą parodyti. Štai, čia yra mažiausia dėžutė, kur yra maždaug štai tokia. Ir didžiausia kainuoja 450 eurų. Tai jo, susilaikėm. Šiek tiek prisivalgiau Love is kramtomo ir norėjau paklausti, ar prisimenat šitas kramtomas iš vaikystės, mes pastoviai pirkdavom.